Pirmas dalykas, kas mane motyvavo, tai buvo mano žmona. Aš truputėlį skeptiškai nežiūrėjau ir tai yra 3 konferencija, kurioje aš esu jau. Kur gyvas yra bendravimas ir kur knyga yra, manau, du yra skirtingi dalykai, nes lektorė ir iš savo patirties kažką pasakė, iš kažkokių konkrečių situacijų, kur tu gali ir pati savo gyvenimą pritaikyti. Pati esmė, kad duoti tėvams patarimą, o kaip, ne tai, kad teorija gražiai skambėtų, reikėtų šitaip ir šitaip, bet tai neveikia. Tai ką man dabar, tai kad kiekvienas ir pats lektorius, nebūtų tik tais, aš manau, kad tik šitaip, kad nėra tik šitaip, su vienu vaiku bus tik šitaip, bet su kitu vaiku bus visiškai kitaip ir tai neveiks. Ir mes norime tėvams tai perteikti, kad tiesiog į kiekvieną vaiką žiūrėk kaip į atskirą kitą vaiką ir nelygink. Tiesiog reikia mokytis būti geru tėčiu, nes nieks nemokina mokykloje būti geru tėčiu.